pristatau mūsų sekančius pranešėjus. Saulių ir Deimantę, kurie labai daug prisidėjo ir prie ugdymo šeimoje asociacijos veiklos ir ačiū Jums už tai. Tai norim išgirsti, kaip Jums sekėsi auginti tą bendruomenę šeimoje dar tais visais laikais tamsiais. Eteris Jums. Sveiki, tikiuosi girdit mus. Girdim, matom. Mes iš tiesų norim pradėti nuo to, kad... Norim paklausti, neužmigo dar? Jeigu neužmigo, tai prašom pakelkit ranką, čia pašėrinu ekraną, biškį pagalba jums, kaip tą padaryti. Pažiūrim, ar yra gyvų. Super, super. Dabar nuleiskit ranką. Jo, jeigu sugebat. Ir mes prašom pakelti rankas tuos, kuriem galbūt kažkada yra tekę pas mus lankytis bulviakepėje. Norim pažiūrėti, kaip. Yra, labai smagu. Labai gerai. Tas nieko nereiškia, mes tiesiog biškį pajudint jūs. Smagu, žinot, ar visi žmonės, kurie niekada nebuvę, ar kurie galbūt ir lankėsi. Mes apskritai apie bulviakepius savo kalbėsim iš savo poreikio pozicijos. Tai mūsų vienas tokių išmoktų, kaip išmoktas poreikių parodymas, tai paprašyti grįžtamojo ryšio. Ir mes dabar į chatą įdėjom lapą, kuri nuoroda, kur norėtumėm, kad jūs beklausydami mūsų, mums duotumėt atgalinį ryšį. Tiesiog, ką jūs išgirdot, kas jums atrodo svarbu, ką jūs išgirdot, arba galbūt netgi atspindėti galite mūsų poreikius išgirstus, ką išgirdot, kokie mūsų yra poreikiai. Tai ten patogiausias būdas tai yra imti lipnų lapelį esantį kairėje ir jį klijuoti ir parašyti, ką jūs norite. Tik noriu paprašyti konstruktyvių refleksijų. Kaip pavyzdį, pavyzdžiui, man Akvilė pasižymėjau apie jos tą atvirumą, realybę jos. Tai aš tikiuosi, nuo to atvirumo rytoj neturėsi stiprių atvirumo pagirių. Ir priminė man Hawkinso knygoj parašyta buvo apie entropiją, kad toks yra natūralus procesas, kai vyksta netvarka, kyla pati iš savęs. Ir jeigu mes dedam pastangų tą netvarką pasitvarkyti į kažkokią sistemą pagal save, tai iš tikrųjų tik tai kvadratu pakeliam entropijos vystymosi greitį. Tai ir daugiau čia tokių visokių su tuo susijusių dalykų pastebėjom. Tai ir kai paleidi, tai atrodo, kad viskas grįžta į tas normalias vėžes. Gerai, tai gal tada važiuojame su savo tema, o mūsų tema yra apie keliones. Aš tikiuosi skaidrės čia susimatysis. Ir kaip jau pristatėme, mes minėjom, kad mes turim nusistatę tokias 5 mūsų šeimos atraminės kolonas, kėdė su 5 kojom. Šeima, socialinis aplinka, sveikata, karjera, vertybės, finansai. Ir visa tai atkeliavo iš dar prieš šeimos pradžią. Kaip aš dirbau kaip skyriaus vadovas, man tie dalykai buvo tokie labai aktualūs verslo modeliams. Ir žmona tada studijavo ISM, irgi būtent verslo psichologiją, kursus. Ir jinai iš to savo studijų pastebėjo, kad iš tikrųjų tos modelius, kuriuos verslas naudoja, taiko būtent savo, jos labai puikiai galim pritaikyti ir šeimai. Tai mes ir išsikėlėm tas 5 kolonas atraminės, 5 kėdės. Ir mes šiandien norim pakalbėti būtent apie aplinką. Tai yra būtent šeima ir ta socialinė aplinka, kurią sukūrėm savo vaikams. Nori kažką pridėti? Kadangi
bet kokį dalyką norėdami stebėti, mes jį turim kažkaip instrumentalizuoti, tai mes savo tom 5 kolonom sugalvodavom visada kažkokius tikslus. Tai vat tas socialinės aplinkos kolona, reikėjo mums išsikelti, kokie tikslai padėtų mums šeimai būti laimingesniems. Mes netgi savo tai sistemai sugalvojam ir esam sugalvoję pavadinimą laimės pastangos. Tai yra apie tai, kad reikia kasdienių sąmoningų pastangų tam, kad pats prisidėtum prie to, kad esi laimingas, kad tavo šeima yra laiminga. Ir yra tokia įdomi trumpa istorija, kad aš apie tą laimės pastangų pavadinimą esu netgi turėjus diskusiją su Sandra Dot, kuri yra The Big Book of Unschooling autorė. Tiem, kurie dar nėra skaitę tos knygos, labai rekomenduoju, nes ta knyga labai smarkiai įtakoja ir mūsų šeimą. Tai norėdama patekti į vieną grupę, kurią jinai moderavo, turėjau parašyti, su kokiu pavadinimu ateinu, ir tada jinai iškėlė man mintį, kad ne, tai yra negerai, kaip gali, nes angliškai aš tą pavadinimą iškirčiau kaip struggling to be happy, ir jai nepatiko ta konotacija neigiama, kad kaip gali būti struggling ir unschooling, kad tai neturi nieko bendro, kad tai turi eiti lengvai, labai su tokiu be pasipriešinimo, be kančios. Ir tada aš jai minėjau, kad pas mus situacija yra tokia, kad Lietuvoje nėra teisinės bazės gimimo šeimoje. Tai jos atsakas buvo tai, kad gal tada reikėtų palaukti, kol tokia bazė atsiras ir tik tada galvoti, kad šeima neturėtų bandyti savo keliu eiti, jeigu neįmanoma to savo šalyje teisiškai daryti. Tai vat tas laimės pastangos, kai kurių autoritetų akimis atrodo tarsi nelabai teisingas terminas, bet vis tik mes savo atsakėm, kad net jeigu tai nėra labai lengva ir paprasta, bet yra prasminga, tai yra vertinga daryti. Tai iš tikrųjų mokymas namuose yra kelionė ir ugdymas šeimoje. Aš prie to termino sunkiai priprantu. Ir jau taip gavosi, kad ta kelionė ir mūsų fizinis keliavimas, jie labai tapatus ir vienas kitą papildantis. Šiaip aš toks pasyvus keliautojas labiau, žmona drąsesnė, man tokie dalykai yra svetimi, gal sakykim, taip, turiu baimės jausmo, kaip čia dabar mes keliausim ir taip toliau tiesiog paklimsim ir važiuosim. Ir čia dabar, kur fone matot, keičiasi nuotraukas, tai čia yra ta tokia, sakykim, gal aš vadinu raktinė kelionė, žymi kelionė į Rumuniją. Tikslas buvo jos pirmiausia pasibandyti, ką reiškia keliauti kemperiu, mes nuomojomės kemperį, kaip tas gyvenimas ant ratų galėtų atrodyti. Ir tada nuvažiuoti į Rumuniją ir susitikti su ugdančiais šeimoje atstovais, kurie tai daro jau tuo metu daugiau, nes ta kelionė vyko 2018 metais, Lietuvoje dar teisinės bazės nėra, kaip sakyti, arba pogrindis, arba tada lieka užsienis. Tai mes šitą kelionę susiorganizavom ir iškeliavom su to mintim, kad vis dėlto mums reikia ieškoti galimybių, ką mes darysim su savo jau augančiais vaikais, kurie artėja tas mokyklinis amžius, o mes čia mokykloje Lietuvoje negalėsim to daryti, reikės ieškoti išeities, tai nutarėm pasisemti tos patirties pagalbos iš tų, kas jau daro, bet išvažiavom į Rumuniją. Tai susitikom ten su labai radikaliais ir su dabartiniais, įprastų mums, sakykime, metodais naudojančiais žmonėms, su Margarita minėjo, su roadschooleriais,
unschooleriais, roadschooleriais, homeschooleriais ir taip toliau. Žodžiu, visokio ten tipažo ir propaguotojai buvo. Ir šiauriai gerai mes ten praleidom laiką. Čia tarp skaidrių matosi yra vienas refleksija mūsų sūnaus parašyta, kai gal pavyks vėliau man ją perskaityti, pasituoti. Taip, ir vat Rumunija mums tarsi atrišo rankas, davė tą laisvę, supratimą, kad ne, mes vis dėlto nepasiduosim tai įprastiniai sistemai ir kad arba susirasim būdų, kaip tai darysim pogrindį Lietuvoje, arba išvažiuosim užsienį. Taip, ir pasibandė užsienyje tą stovyklą, grįžę namo irgi ieškojom kažko panašaus, išbandėm Šaronijos stovyklas Skulerio. Iš tiesų labai dėkingi jaučiamės už tas stovyklas, nes daugelis draugysčių ten, žinau, iki šiol tęsiasi, tai dabar persakyti. Mes esame stovykloje, atrodo, kad išprotėsiu, bet gal atsilaikysiu. Įdomu čia ir linksma. Turiu 4 draugus, esam Rumunijai, žiūriu žemėlapį ir negaliu patikėti. Viskas. Toks trumpas, kaip tai išmokus rašyti refleksiją, tai labai gera ją prisiminti. Tai Lietuvoje irgi išbandėm stovyklas. Aišku, mums po tos Unschoolerių stovyklos labai norėjosi, mes ilgėjomės tokio, nes mažiau struktūruotų susitikimų, kurie iš esmės ir vašos mažiau reikalautų, ir resursų, bet vis tiek suteiktų tai, ko mums labiausiai reikia, tą bendrystę. Ir, tiesiog ieškojom, kaip tą padaryti. Tai va tas gavosi iš to ieškojimo bulviakepiai. Čia žmonos gal, sakykime, idėja, nes jinai vis tiek yra tokia vizionierė, iniciatorė. Ir kas tie bulviakepiai? Man tai, kaip intravertai, tai buvo sunkiai pakeliami renginiai. Gal taip teko prie jų priprasti. Tai aš ėmiausi bulvių kepėjo vaidmens vien dėl to, kad tai paprasčiau pasislėpti už tos keptuvės ir sudozuoti tos pokalbius. Šiaip, be to vis dėlto ir smalsu buvo. Mane ypatingai domino, o kur tas vyrų vaidmuo ugdymo šeimoje? Kur jie? Čia dabar tų vyriškų veidų daugiau matau, prieš tai išvis ten vien moteris būdavo. Tai labai buvo keista, ko jie neprisideda, koks tas jų santykis su vaikais, ką jie veikia su jais. Ir žiauriai buvau nusivylęs, kad net važiuoja bulviakepį, atvažiuoja tik tai mamos. O tėčių pasiteisinimų ten dirba dar kažką, žodžiu, toks nepriimtinas variantas man būdavo keista. Tai dabar paklausius čia džiugina jau, kad vyrai irgi atkuto, atsigavo. Gal irgi kaip ir man, reikia tokio drąsos. Bulviakepiuose, kaip jau minėjom, bulviakepus paskatino mūsų poreikiai. Visų pirma, dėl bendrystės poreikį, dalintis poreikį. Ir kas svarbiausia, turbūt pradedantiems, tai normalizavimuose poreikį. Norėjosi pasijusti, kad yra ir tų tokių frykų kaip mes, kurie kažką kitaip daro. Bet kasdien mes esam tokie, kokie esam. Ir visada yra toks nemalonus jausmas, kad jeigu tu nori kažkokios iniciatyvos imtis, tai reikia būti kažkuo labiau. Galbūt labiau pasiruošti, labiau turėti patogumų, labiau turėti patirties, ar ten susipažinti galbūt prieš tai labiau su kitais, labiau pasistengti, susitvarkyti, kad labiau vaikai nesipyktų ten tarpusavį, ar ten, žodžiu, kažko labiau ir ne taip, kaip yra dabar. Bet kai tu matai, kai tavo vaikai auga ir kasdieną keičiasi, jie kasdien vis kitokie, ir tu supranti, kad normaliai nori jaustis jau dabar, ir tada turi tiesiog nerti taip, kaip yra dabar. Ir
galbūt esi, kad ir nepakankamas, ir galbūt esi pažeidžiamas, bet turi kažką imtis daryti, kaip tai, kas tau yra svarbu. Ir su tuo etapu sutapo, kad mes įsigijom mano vaikystės mokyklą, kurią dabar matot ekranuose. Ir taip, patogumo yra. Nematom. Tai, žodžiu, erdvės yra, o patogumo nėra. O tai yra tualetas lauke, šulinyje vanduo, patalpos be remonto, be elektros, net ir pradžioje net ir nuo saulės nebuvo kur pasislėpti. Bet, sakom, darom, tiesiog pradedam, deklaruojam, va taip kaip yra, nesukeliam lūkesčių ir tiesiog pabandom, žiūrim, kas gausis. Ir pirmieji, mačiau, berods Marija, tai buvo pradžioj, pirmieji dalyviai bulviakepio prisimenu, kad tie buitiniai tokie nepatogumai buvo, bet aš taip pat labai tikiuosi, kad jie prisimena ir tą tokią bendrystę, kurią mes turėjome nuo pat pirmųjų bulviakepių. Ir aišku, su laiku kažkas keitės, kažkur buitis lengvėjo, kažkas buvo paprasčiau ir geriau, bet vis tiek tas nepakankamumo jausmas, tai jis yra visiems būdingas ir toks amžinas, ir tas labiau toksai noras būti labiau amžinas, ir vyksta nuolatiniai kažkokie pasidėrėjimai su savim, bet kas mane drąsina, kad tai, kad mes, mūsų drąsa būti netobuliems, padeda kažkam ir atsiverti, ir kažkam ateiti su savo pažeidžiamumu. Tai tas yra pagrindinis toks variklis, kuris sako, darom ir toliau. Taip, tai kasgi dabar kokia ta nauda iš to bulviakepio, ne? Tai kas čia vyksta? Tai tikrai nėra kažkoks tai altruizmo apraiška. Visų pirma, tai savo vaikams, savo poreikiams tenkint. Žmona kažkiek gal tam bando struktūruoti, bet vis dėlto, kadangi pirminė idėja yra toks pavyzdys, tas kopija iš Rumunijos, tai ta struktūra ir gerai, kad nesigauna. Sakyčiau, taip ir reikia. Kad neturi turėti tam jokių aiškių taisyklių, pradžios laiko, pabaigos laiko, kažkiek tiek, kiek mums netrukdo. Ir ką vaikai ten gauna, tai aš pats ir neatsakyčiau, reikia jų klausti. Tegu jie ten susirinkę eksperimentuoja ir atlieka tos socialinius įgūdžius, įgyvendina, išbando, patiria. Kažkiek akies krašteliu reikia stebėti, kad įsikišti, jeigu jau ten užverda aistros per daug. Bet turbūt pati vertingiausia dalis refleksijos yra po bulviakepio, kai mes jau ar tai baigiam tvarkinėtis, arba susėdam prie stalo, ar jau į lovą sigulam ir pasipila refleksija būtent apie šitą bulviakepį. Kas įvyko, kodėl taip įvyko, kas su kuo susipyko ir taip toliau. Ir visi šitie patirti momentai, tai man atrodo, berods Roberta minėjo, kad toks pavedžiojimas po džiunglės, tai džiunglės įvyko pas mus ir pasivaikščiojo, grįžo ir aptarinėja, aiškinasi per tą tokį jausmų psichologinę prizmę, kasgi kodėl taip įtakoja, kodėl kas pasikeitė ir ką galima būtų kitaip daryti. Iš struktūros yra labai nedaug dalykų. Tai vienas iš tokių, kurio aš įsitybus laikausi, tai yra registracija. Susinčių dalyviams celiems anketas kontaktą, kurie kontaktą savo palieka, kiek jų atvyksta. Tai esu net susidūrus, kad yra tekę, kad žmonės ir atsisako atvykti vien dėl to, kad yra registracija, kažkokio nesaugumo dėl to jaučia. Tai aš suprantu juos ir gerbiu tą jų pasirinkimą, bet aš vis tiek išlaikau savo tą nusistatymą, kad mes kviečiame savo namus, į savo kiemą ir norim pasilikti savo galimybę planuoti, reaguoti į tas pasikeičiančias aplinkybės.
Ir tik tai tiem, kurie užsiregistruoja, mes vėliau išsiunčiam informaciją, kur atvykti, kažkokią svarbią informaciją, kurią jau taisyklės tokias minimalės, kurias mes per laiką išsigryninam. Ir kadangi deklaruojam, kad programos nėra, bet labai kviečiam visus dalyvius atsivežti ir įgyvendinti savo idėjas, tai jau esam irgi tokių visokių idėjų pabandę esam ir netgi projektas buvo vienos dienos sumontuota krosnis su orkaite, kur kepėm kugelį, šachmatais žaidžiam Maudynės ežere, kadangi ežeras netoli yra, žygiai į mišką, futbolas, piešiam, žvejyba vyko, netgi toks egzotiškas dalykas, kaip maudynės grūduose yra vykę, nes mano tėvai ūkininkai ir tai buvo priekabas pilna grūdų, tai vaikai maudynės turėjo grūduose. Bet kas svarbiausia, kokia veikla mums pati svarbiausia, tai yra tiesiog šilti pokalbiai, dalinimasis, tas vienas kitų nuraminimas, palaikymas. Čia yra patys brangiausi mums perlai iš bulviakepių. Jo, tai žmona paminėjo apie bulviakepį, tai mums kaip šeimai bulviakepis prasideda fiziškai, bent jau, jeigu atmeskim tą planavimą, ten kažkokį tai laukimą, fiziškai prasideda dieną prieš, reikia savo susitvarkyti erdvės, bent jau paruošti iki tam tikro. Ir aišku, tvarkydamas, gyveni tam lūkestyje. Gyveni lūkestį, kad gal bus taip ir taip, atvažiuos tie ir tie, gal atvažiuos daugiau žmonių, galbūt atvažiuos mažiau žmonių. Ir aišku, dažniausiai, tais ankstesniais metais tai buvo mano pagrindiniai lūkesčiai apie tai, kad gal atvažiuos daugiau tos vyrų atstovų, bet kaip visada pasišnerkždavo, nuvildavo. Tai toks, čia taip ruošiesi ir trūksta to kažkokio feedbacko. Tai jeigu yra dar, kaip sakyti, dvejojančių, tai raginu moteris vis dėlto įspirti, įkasti užpakalį, kad ne jūs vienas dirbot su vaikais šiandien užsiimti. Tai, ką tu norėtum dar pasakyti? Čia pavyzdžiui. Bulviakepis nėra kažkoks statiškas dalykas, toks kaip mūsų augintinis, jis turi savo charakterį, bet jis ir tuo pačiu auga, bręsta, keičiasi. Ir mes pradžioj labai turėjom mažai, beveik neturėjom ribų, veikiam pagal situaciją, taisyklių nediktavom, bet būtumėm homeschooleriai, jeigu neišnaudotumėm visko, ką įmanoma mokymuose. Tai čia irgi reflektuodami įvedinėjom pokyčius ir tiesiog mokėmės iš to, kas vyksta. Tai, pavyzdžiui, tokie atsirado dalykai, kaip pasitarėm su vaikais, kurie iš jų žaislų yra tokie, kurių jie nenorėtų matyti pas kitus vaikus rankose, tai gal juos reikia padėti, paslėpti, užtikrinti, kad aš dabar jau rakinam miegamojo duris, nes yra buvę, kad sugulam vakarė į lovas, o ten smėlis. Tai tokių visokių žingsnių ir juokingų istorijų. Tada atsirado pradžios ir pabaigos laikas rekomenduojamas, seniau neturėjom ir turėjom visokių kartais iššūkių dėl to. Aišku, ir tą, kur minėjau, unikalią galimybę pasimaudyti grūduose, tai jos irgi neliko, nes seneliam po to teko nemažai patirti, sušluoti grūdų nuo žemės. Tai tokie visi tie pokyčiai, kur mes irgi tas ribas pamažu apsidėliojom, kiek patys jaučiamės geriau. Ir kodėl bulvės? Rodo, jau bet lietuvio tikrai nenustebinsi su bulvėm. Mes jų tiesiog turim, jos augom mūsų kieme. Tai nereikalauja kažkokių papildomų išlaidų iš mūsų. Ir to pačiu nereikalauja preteksto, kodėl mes negalėtumėm. Jos yra tiesiog sunaikinančios pretekstus už sienas, bet to tinti vegetaram ir visavalgiam.
Tai mes tik tai raginam atsivežti kažkokius priedus prie tų bulvių, kurias mes kepam. Ir net ir čia patyrėm tam tikrą pokytį požiūrėje, nes vienu metu pajutėm tokią tendenciją, kad tarsi bulvės nukeliauja į antrą planą, o ant stalų gausėja priedų ir ne tiek priedų, kiek plastiko pakuočių, kuriuose tie priedai. Tai irgi truputį peržiūrėjom, reflektavę, sukurpėm savo tam tikras tvarumo rekomendacijas, nuostatas ir jas išsiunčiam irgi dalyviam prieš bulviakepus ir rekomenduojam dalyviam, pasistengti tada galbūt nevalgyti bulvių kokią savaitę arba priklausomai, jeigu jie dar rečiau jas valgo, tai dar paretinti, kad atvažiuoti pasiilgus bulvių ir kad bendrystės nepakeistų puota, kad bendrystė būtų pirmoje vietoje. Ir ten yra daugiau tų tvarumo dalykų, kurie mums svarbus, rūšiavimo ir panašiai, bet vienas iš tai, kad, vis tik tvariai ir užtenka bulvių tam, kad būtų bendrystė. Taip. Kokia vizija mūsų bulviakepių toliau į priekį? Tai visų pirma, kad gražiai dėrėtų tiek tradicija, tiek mūsų poreikis keistis. Nes jau bulviakepių buvo 12 per pastaruosius 6 metus. Ir mums smalsu, kiek gali tęstis tradicija, kiek bus mumise pačiose prasmės, užsidegimo, kiek mes džiaugsimės tuo, kiek bus norinčių vis atvykti. Visada būna tarp dalyvių tų, kurie yra visiškai naujokai, kurie planuoja pradėti, yra netgi tokių, kurie jau baigė, uždarė šitą puslapį ir vis atvyksta. Tai kiek gali tai tęstis, kol natūraliai tai vyksta, kol nereikia savęs kažkaip paraginti. Tada mes tikimės, kad tai ir toliau liks tokia erdvė, kur vaikai gali laisvai bendrauti, susirasti naujų pažįstamų, tęsti draugystės, nes jau yra vaikai, kurie per daugybę bulviakepių kartu buvo ir jie važiuoja kaip susigrojusi kompanija, kad išliktų erdvė tėvams dalinti savo idėjomis, savo patirtimis. Labai norisi išlaikyti ne tik tai drąsą būti nepakankamiems, bet ir drąsą brėžiant ribas ir pasakant kažkada ne, kai mes to norim. Tas nėra taip lengva ir paprasta. Ir, aišku, nesiversti per galvą, bandant pasiekti tą pakankamumą, iliuziją, kad taip kaip yra dabar, kad ir tai mes besikeičiantis, to yra pakankama. Ir galėtų būti bulviakepis kaip viena iš varnelių kiekvieno ugdymo šeimoje naujoko akiraty, tarsi čeklistas. Šitą irgi reikėtų bandyti prieš pradedant, o gal kažką dar suprasiu. Ir kad niekad nepritrūktų tų bulvių, kurios svajone. Tai ką dar mes planavom? Dėl datos. Visada mūsų klausia, tai kada jūs nusistato datą? Pasakykit, jau žiemą mums duokit datas, mes norim apsilankyti, mes čia tarp savo planų norim nusidėti. Tai ir čia mes esam tokie savo poreikių tenkintojai, mes vasarą turim peržiūrėti kalendorių, susirasti renginius Lietuvoje, kuriuos norim aplankyti, susižiūrim kokie čia, kur kada draugų gimtadieniai, kada kokios stovyklos ir tik tada, kas lieka, tą mes ir sudėliojam. Dėl to tų šeštadienių lietuviškos vasaros nėra daug, kada galima būtų ir šiltai ir patogiai tą daryti. Tai beje, juos dėliojam tik tai gerokai jau pavasario antroji pusė arba pabaigoje. Bet dabar mes apsitarėm, kad kadangi norim ir jums duoti informacijos, tai pažiūrėjom, kad kol kas birželio pirmieji 2 savaitgaliai pas mus dar neužimti, tai kažkurį iš jų tikrai bus bulviakepis. Tai tie, kam įdomu pasidarė, tai kviečiam, tai yra, turbūt nepaminėjau, kad tai nėra kažkoks mokamas renginys, tai yra tiesiog atvažiuokit ir būnam kartu. Ir
Turbūt viskas, Tomas. Ačiū už dėmesį. O, Prašau, o, nepamirškite, taip. kas dar turite idėjų, parašykit, prašau, į Jamboardą mums grįžtamojo ryšio, ką nors. Tai yra labai labai svarbu. Gerai, ten kažkas trupučiuką neveikia Jamboxe, tam pažiūrėk, Sauliau, kas ten čiate rašo žmonės. Bet aš savo ruoštų labai noriu padėkoti už šitą pranešimą. Kokios nuotraukos! Dar sėdžiu, skutu bulvės, vaikai mažiukai, o Dieve, šiurpai ėjo. Atrodo, buvo praeitam gyvenime. Ir koks kelias nueitas, iš tikrųjų, Deimantė. Ir dar kas smagu, kai žiūrim tas nuotraukas, tai praktiškai su visais tais, kuriais pradėjom tos bulviakepius, jie vis tiek, jie šalia. Va, ir Marija įsteigė mokyklą, tu dabar dirbi mokykloje Kaune, ar ne? Irgi su privačioje ten yra visai kitų. Žodžiu, ir mes į Patirčių slėnį nuėjom, nu labai, labai, labai įdomu, kad vis dėlto ta bazė ir buvo ta bendrystė, tų bendraminčių, atnešė labai didelių vaisių. Ir va, kiek praėjo laiko ir mes jau susirinkam konferencijai. Jau ekspertai, specialistai skleidžiam savo žinias visiems. Tai yra fantastika. Tai yra didelis darbas padarytas. Ir jo, ir nieko nėra geriau kaip lietuviška bulvė, lietuviška gamtoj, su paprastumu. Ir labai man patiko jūsų mintis pasakyti, kad neieškokim tobulumo, nereikia ten tobulų mamų, tobulų namų, tobulų pratybų atliektų, tobulų mokyklų arba bulviakepio dienų. Mes, kai matėt nuotraukas, mes atvažiavom ten į niekur, nieko nežinom. Sakė, bus paprastai, paprastai. Bet aš iki šiol atsimenu tą kaifą, tą saldumą, draugystės, bendraminčių, tą jūsų svetingumą, tų bulvių skonį ir galvoju, aš ne vienas, ir tas toks pats nurautas, ir tas kosmonautas, ir tas dar, ir jie tokie, žinai, atsipūtę ir galvoju, bet tas tokį duoda startą toliau eiti ir nebijoti. Tai labai, labai didelis darbas padarytas ir ačiū Jums labai, kad Jūs stick around, taip sakant, ir darot tos bulviakepsius ir tęsėt ir tai darot su tokia labai gilia misija, ramia.